Sveiki visi, šiandien pristatysiu jums LED liuminescencinės lempas, palyginsime su LED T8 lediniam lempom, palyginsime realiai, kiek energijos suvartoja liuminescencinė lempa T8 ir kiek energijos realiai suvartoja T8 ledinė lempa. Tai dabar pabandykim, įjungsiu jums, parodysiu, kiek realiai energijos suvartoja T8 liuminescencinė lempa. Štai čia yra įdėtos dvi po 36 vatus, tai parodysiu. Dvi po 36 vatus liuminescencinės lempos. Štai. Osramas, kaip matot, 36 vatai lempai, užrašyta šalta balta spalva, to įstatysiu atgal ir įjungsiu. Įjungiam. Štai įsijungia. Kaip matot, šviečia. Štai realus energijos suvartojimas. Čia prietaisiukas yra matuoti įtampai momentiniai. Kadangi jinai dar kaista, kaip žinome, liuminescencinės lempos neužsidega iš karto visų ryškumu, bet kol įkais pilnai, jinai energijos vartos maždaug apie 80-82 vatus. Galim tai ir pažiūrėti. O kyla 78 jau vatai per dvi lempas, o 79 vatai lempai ir tai pakils iki 81-82, tai gautasi, kad viena lempa liuminescencinė T8 1,20 m ilgio, 36 vatų, suvartoja ne 36 vatus, o 40 vatų maždaug taip. Nors realiai suvartoja 40 netgi 1 vatą, nes kol pilnai užkais, jinai energijos naudos 82 vatus. Štai kyla, jau toj bus 80, 80 ir taip toliau pakils iki 82, 80,5 vato. Dabar tiesiog pabandykime paimti ir pakeisti liuminescencinę lempą T8 1,20 m į tokią pačią ledinę lempą. Išjungiu lauk. Va, paimu dvi lempas T8, 18 vatų, kiekviena naudoja po 18 vatų ir pabandysiu toj perjungti ir pažiūrėsim, kiek realiai naudoja energijos. O, štai taip atrodo T8 lempa ledinė, kaip matot, aliuminė nugarėlė, nes ledai šiek tiek šyla, kad neperkaistų pats ledas, yra klijuojamas viduje juosta ledinė ant aliuminio pagrindo. Va, parodysiu, kad tai yra iš tikrųjų 18 vatų. O pakeitimų jums nieko daryti nereikia, reikia tiesiog
išsukti senasias T8 lempas. Štai išsuku. Išsukam ir išsukti starterius, paleidėjus, kurie yra naudojami liuminescenciniam lampam. Ir vietoj liuminescencinių įstatom T8 1,20 m ilgio 18 W ledinės lempas. Štai įstačiau. Nu ką, bandom įjungti. Įjungiau. Štai rezultatas. 42,5 W. Realiai jos turėtų naudoti 38 vatus, bet kadangi yra, aš neišėmiau senosios liuminescencinės lempos balastų visų, tai jie naudoja apie 4 vatus. 42 vatai. Tai gaunasi, kad viena lempa naudoja su senosios lempos visais įrengimais, balastais 21 vatą. Palyginus prieš liuminescencinę, liuminescencinė naudoja 82 vatus. Tai gaunasi lygiai per pusę. Kaip šviečia, manau, jūs matot realiai. Yra šviesos daug daugiau, nei jokio mirgėjimo, šviesa balta. Ko nepasakysi apie liuminescencinę, rašo, kad cold white tai yra šalta balta, bet šviečia gelsviau. Spalva, šita šalta balta spalva labai yra tinkama pramoniniuose objektuose, tinkama garažuose, kur reikia didesnį šviesos srauto ir spektro. Tai va, dabar pabandom įjungti, įstatyti atgal liuminescencinės lempas. Įstatysiu atgal liuminescencinės lempas ir įjungsiu 2 skirtingus šviestuvus. Viename bus T8 1,20 m 36 W, o kitame šviestuve bus T8 irgi 1,20 m, tikis 18 W. Taip, įstatau senasias lempas. Kaip matot, nieko čia nekeičiu, jokių pakeitimų. Tiesiog įstatau senasias liuminescencinės lempas. Ir įstatysiu atgal starterius. Va, įstačiau. Tuo įjungsiu. Starterių nestačiau. Būtinai reikia statyti starterius, nes be jų T8 lempas liuminescencinės neveikia. Štai, užsidegė lempas, kaip matot, mirguliuoja viskas. Spalva, nors ir užrašyta cool white, tai yra šalta balta. Bet realiai šviečia gelsvai. Va, parodysiu kitą tokią pačią lempą. O šitą cool white, šalta balta. Ir dabar įjungsiu kitą šviestuvą, iš kurio jau esu išėmęs visus vidurius. Tai yra balastas, starterį. Ir tenai statytos yra tos pačios T8 ledinės lempos po 18
vatų, štai tokios. Šviesos spalva, kaip matom, yra 6,5 tūkstančio kelvinų, tai yra lygiai tokia pati cool white, tai yra šalta balta spalva. Ir pažiūrėsim skirtumą. Štai, užsidegė iš karto, be jokių užlaikymų, ne jokių mirgėjimų. Kaip patys puikiai matot, skirtumas yra akivaizdus tarp liuminescencinės lempos ir ledinės lempos. Dabar kas liečia skaičius, tarkim, šitos liuminescencinės lempos, va šitos, dvi po 36 vatus, kaip matėme, realiai sunaudojo 82 vatus, tai gautųsi, kad kiekviena naudoja po 41 vatą, o šitos ledinės lempos po 18 vatų sunaudoja 18 vatų, tai per abidvi gautųsi 36 vatai. 36 vatai, tai taip išeitų, kad per valandą jūs taupote nuo vieno šviestuvo maždaug apie 36 ir 80, tai būtų 44 vatus nuo vienos lempos. Lygiai taip pat galite sudauginti, kiek pas jumis šviestuvų yra ofise, biure, garaže ar servise, nesvarbu kur. Ir kiek jūs sutaupysite per dieną, per savaitę, per metus, aš manau, tai turėtų atsipirkti jau per pirmą pusmetį. T8 ledinės lempos yra jų degimo laikas yra apie 50 000 valandų. Liuminescencinės lempos yra apie 15-20 000 valandų. Taip, kad paskaičiuokime dar ir, kol degs ledinė lempa, 50 000 valandų dar vieną kartą reikės pakeisti liuminescencinės, nes jos dar ir perdegs per tą patį laiką, per 50 000 valandų. Tai va, tai išeitų skirtumas va toks, va, matote, akivaizdus. Šviesos srautas yra tikrai didesnis, spalva yra tikrai balta, kaip ir užrašyta. Ne jokio mirguliavimo. Mirguliavimas, tarp kitko, labai aktualus yra tiem, kas dirba su vaizdo medžiaga, su foto medžiaga, fotografams, nes jos neduoda ne jokių pašalinių trukdžių fotografuojant ar filmuojant. Tai va, tam kartui tiek. Dėkui, kad žiūrėjot. Kitą kartą pažiūrėsim, apžvelgsim kito tipo lempas. Iki.